traumą patyrus vienam iš pagrindinių komandos aukštaūgių. Kleiza ir kitas Denverio naujokas buvo palikti, tačiau kol kas dar neturėjo progos debiutuoti NBA arenoje ir tikimasi, jog šie krepšininkai vos tik tai sugebės pasveikti ir grįžti į sąstatą. Visi pagrindiniai Denverio komandos krepšininkai keliaus į žemesnę lygą. Denveris šiemet tikrai realiai pretenduoja patekti į atkrintamąsias varžybas. Praėjusiame sezone ši komanda sugebėjo antroje sezono pusėje atėjus Džordžui Karlui pademonstruoti įspūdingą krepšinį ir iššoko į atkrintamųjų varžybų traukinį. Clevelando Cavaliers komanda tokio šanso neteko pačioje pabaigoje. Timas Dankanas 2 taškai ir varžovų pražanga. Žydrūnas Ilgauskas, pažeisdamas taisyklės, stabdo San Antonijaus komandos lyderį. Taigi šiemet Clevelandas pasipildęs Lariu Hughesu, Donieliu Maršalu, Damonu Jonesu stengsis tokios katastrofos išvengti. Keitė vieną trenerį po kito Clevelando Cavaliers komanda sezono pabaigoje, tačiau tai nedavė rezultato ir komanda liko už atkrintamųjų varžybų borto. Indianos Pacers klubas, kuriame rungtyniauja šiemet Šarūnas Jasikevičius, realiai pretenduoja į NBA čempionų titulą. Į komandą sugrįžus Ronui Artestui po diskvalifikacijos už muštynes. Jermainas O'Nealas, Jamalas Tinsley ir kiti krepšininkai yra tikrai pajėgus kautis dėl pačio aukščiausio ir garbingiausio Larry O'Brieno trofėjaus 2005-2006 metų sezone. LeBronas Jamesas 2 taškai jo. Fabricijus Sobertas pažeidžia švelniai taisyklės ir tuo pačiu suteikia progą LeBronui mesti dar vieną baudos metimą. Dar vienas lietuvis rungtyniaujantis NBA pirmenybėse, buvęs Sacramento Kings komandos puolėjas. Marijampolietis Darius Songailas šiemet gina legendinės Čikagos Bulls komandos garbę ir Čikagos komanda praėjusiame sezone taip pat sugebėjo patekti į atkrintamąsias varžybas, taigi galbūt tikėsimės šiemet išvysti ne vieną ir ne 2 lietuvius atkrintamosiose varžybose. Vargu ar pamatysime ten Arvydą Macijauską ir jo naujo Orleano Hornets komandą, kuri sezoną pradėjo tikrai labai sėkmingai, iškovodama triuškinamą pergalę, tačiau vėliau turėjo pripažinti Clevelando Cavaliers komandos pranašumą. Ir Macijauskas kol kas Hornets komandoje nėra pagrindinis krepšininkas. Daug laiko jisai praleidžia stebėdamas žaidimą, sėdėdamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Maikas Vilksas pažeidžia taisyklės. Reikia tikėtis, jog Arvydas Macijauskas su savo charakteriu, su savo užsispyrimu pavergs ir naujojo Orleano komandos krepšininkų simpatijas ir be abejo užsitarnaus trenerio pasitikėjimą. Ir vėl stabdomas rungtynių laikas. Žydrūnui Ilgauskui skiriama dar viena asmeninė pražanga. Žydrūnui Ilgauskui 30 metų ir šis sezonas yra jau 8-asis lietuvių Clevelando Cavaliers komandoje. Timas Dankanas. Sudėtingas metimas per Žydrūną Ilgauską. Dabar jau pražanga yra baudžiamas Fabricijus Sobertas už stumimą varžovo. 87-66. Vis ta pati 21 taško persvara. LeBronas Jamesas, prarastas Clevelando komandos kamuolys ir dabar jau Nikas Van Exelas skuba į varžovo aikštės pusę. Van Exelas per Ilgauską, netaiklus metimas. 3 minutės prabėgo paskutiniajame rungtynių kėlinyje. Damonas Jonesas. Ir toliau jaučiasi lyg žaisdamas loterijoje. Svaido vieną tolimo metimo po kito, tačiau jie nepasiekė tikslo. Gregas Popovičius nuraminti aistroms prašo minutės pertraukėlės.
Baigėsi minutės pertraukėlė, 9 minutės lieka, kiek mažiau nei 9 minutės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Timas Dankanas išmes kamuolį iš už galinės linijos. Dankanui trūksta vos vieno atkovoto kamuolio iki dvigubo dublio. Jisai yra pelnęs 17 taškų, atkovojęs 9 kamuolius. Rezultatyviau už jį žaidžia Tonis Parkeris, pelnęs 1 tašku daugiau. Clevelando gretose 20 taškų yra įmetęs LeBronas Jamesas. Žydrūnas Ilgauskas kol kas yra pelnęs 7 taškus ir toliau jis nesusitvarko su Timu Dankanu, na, o pataikymo procentas nėra jau labai geras. Iš 10 metimų Ilgauskas pataikė 3. Žydrūnas Ilgauskas, štai taip, užtikrintai, galų gale po labai ilgos pertraukos pasižymė aikštėje, pelno 9 tašką, tiek pat jisai yra atkovojęs kamuolių, daugiau už jį komandoje kamuolių nusiėmė Donielis Maršalas, 10. Puikus Maiko Finley perdavimas Timui Dankanui ir Timas Dankanas skolingas Ilgauskui nelieka. 91-68. 23 taškų rekordinė persvara, kurią yra įgyję čempionai ir kuo toliau, tuo labiau kvepia Cavaliers komandos 15 iš eilės pralaimėjimų čia SBC Center arenoje. LeBronas Jamesas, labai jau desperatiškas jo mėginimas atakuoti varžovų krepšį besibaigiant atakai skirtam laikui. Brentas Berry, Fabricijus Obertas, Nikas Van Exelas grąžina kamuolį Brentai Berry tarp šių krepšininkų, tarp Fabricio Oberto, Brento Berry ir Niko Van Exelo vaikščiojo kamuolys ir tai naudos nedavė. Suklysta Fabricijus Obertas, statydamas užtvarą komandos draugų, už tai yra baudžiamas pražanga puolime. Žydrūnas Ilgauskas sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio. Aikštėje pasirodo Saša Pavlovičius, LeBronas Jamesas taip pat turi progos atsipūsti ir pailsėti. Sunku pasakyti, ar jau iki pat rungtynių pabaigos, ar nukabino. Tiksliau, ar nuleido rankas Maikas Braunas, mes visai netrukus tai pamatysime. Donielis Maršalas iš toli, netaiklus jo šūvis. Atkovoja kamuolį Fabricijus Obertas ir Nikas Van Exelas, neskubėdamas, persivaro kamuolį į varžovo aikštės pusę. Nuo Luko Jacksono kamuolys paliko aikštelę ir dar 17 sekundžių turės San Antonijaus krepšininkai rezultatyviai pabaigti ataką. Martynas Andriuškevičius mūsų ekranuose, šalia LeBrono Jameso, vilkintis nesportinę formą. Na, irgi išskirtinė galimybė pamatyti vieną talentingiausių lietuvių ten už Atlantos, sėdinti šalia krepšininko, kuriam prognozuojama Michaelo Jordano ateitis. Fabricijus Obertas, Michaelas Finlis. Dar vienas gražus jo perdavimas, po kurio ir vėl San Antonijus pelno taškus. 93-68 beviltiškai atrodo Clevelandas su tokiais Damono Johnso tolimais šūviais. Ir išties karališkai, čempioniškai rungtyniauja San Antonijaus krepšininkai. Michaelas Finlis. Brentas Berry iš toli, netaikliai. Kamuolys Damono Johnso rankose. Aleksandras Pavlovičius iš vidutinio nuotolio, netaiklus metimas. Ir vėl Fabricijus Obertas sugriebė kamuolį. Brentas Berry. Grąžina kamuolį argentiniečiui. Michaelas Finlis. Prieš jį Pavlovičius. Prarastas kamuolys, netaiklus Nesterovičiaus perdavimas Michaelui Finley ir Clevelandas turi progą sumažinti. Kiek sumažinti gėdinga persvara. Trumpos pertraukėlės prašo San Antonijaus Spurs krepšininkai. Grįžta krepšininkai į aikštelę, Gregas Popovičius. Ir toliau reikalauja maksimumo iš savo krepšininkų, neatsipalaiduoti bei žaisti garbingai, taip kaip ir dera stipriausiai planetos komandai. Fabricijus Obertas.
Maiklas Finlis prieš Pavlovičių. Sudėtingas metimas, nepasiekia tikslo, atkovoja kamuolį